Pames kepurę. Labą dieną jaunimas. Šiandien atvažiavau prie kažkokio karjero, pats nesu čia buvęs. Ir šiandien visą dieną gaudysim ant pupų. Kas per pupos ir kokią čia nesąmonę sugalvojau, patys pamatysit eigoje. Tai vėlgi, kaip visą laiką bus avižadrebis. Vėl visos tas pačios nesąmonės, kurių prisigalvoju. Ir bandysim kažką pagauti. Tai va, čia turime baltų pupelių. Sudarome skardinę. Toks atsilenkia metaliukas. Ir tada traukim. O, kas pupas yra? 0,5 gramų avižėlė. Pupa tokia. Maunam, taip turėtų atrodyti jūsų masalas. Ką, einam bandyti pirmą metimą. Iš tikrųjų tai viskas, baigiu išsikalinėt. Šiandien žvejosim ant naujo Neptūno Bite masaliuko, tai pupa 1,2 colio dydžio, įvairių spalvų. Visiškai naujas masalas, labai panašus į tantą, ilgesnė uodegėlė, kūnelis įdomesnis. Galit pasiskaityti neptunobite.eu puslapyje. Vardėsime ant kabliuko ir bandysim šios naujus masalus. O, buvo kibimas. O, yra. Šeriukas. Antrų metimų. Nemažas egzempliorius. O, vėl šeriukas. Tas pats atrodo. Na, kol kas iš 3 metimų 2 žuvis. O. Vėl ešeriukas. Šiek tiek didesnis, nors gal ir panašus. Kol kas tai kokį 20 tomailius pagavau ešeriukų. Kažkaip didesnio nepasitaiko, bandysim paeit gal šiek tiek į kitą šoną. Truputį pagaudžiu ešeriukų, bandau dar čia prieiti iš kitos pusės, galbūt kažką didesnį pavyks suviliuoti, nes kol kas vien maži ešeriukai. Tai ką, einam, bandom toliau kapmėtyti. Padariau porą metimą, bet tai pagalvojau grįžti iš ten, kur tie ešeriukai duotas vis tiek bent kažkoks veiksmas. Šiandien savo pasirodymą baigiu, pagavau keletą žuvies pirštelio dydžio ešeriukų. Susitiksim už sekundės kitoj dienoj. Va, kaip greit praėjo kelios dienos, atvažiavau dabar prie dar neaplankytos vietos. Pirmą kartą čia su molio karjeras buvęs. Tai bandysim čia kažką pagauti ir vėlgi tęsim viską. Meškeriojimą ant pupų, naujo Neptūno Bite masaliuko. Žiūrim, bandom kažkokį įdomesnį egzempliorių šiandien sugauti.
O, piktas. Šeriukas. O. O. Kojytė. Šeriukas. Trečia video dalis, trečia diena, bet jau po savaitės, kadangi buvo atostogauti. Esu dabar prie paštomato. Ir eisim atsimti savo laimėtą prizą. Iš Avižinės laimėjau konkursą. Tado Rimonio YouTube kanale įmesiu rašymą arba ant video užmesiu kontaktus ir nuorodas, pavadinimus. Tai va laimėjau avižėlių 0,4 gramo miksas ir 0,2 gramo po 10 vienetų visų. Šiaip tikrai kokybė matosi. Gražiai pakuota. Tikrai super atrodo. Atvažiavau prieš tai tokio tvenkinuko. Vėl tęsim žvejybą ant pupo. Gal šiek tiek per karštą. Bet bandysim kažką pagauti ir žiūrėsim kaip seksis. O, yra kažkas. Kas daugiau, jei ne ešeriukas. O, turim. Vėlgi ešeriukas. Opa, kažkas geresnio. Ble. Galimai lydeka buvo įsisegus, ilgai netruko kova. Ir va, apsėmiau graibštą jau, kad gal prireiks. Jau planuoju kitą mėnesį nusipirkti mikrofoną, tai dėl garso kokybės turėtų tikrai žymiai pagerėti viskas. Nes dabar turiu kalbėti tiesiai ir arti kameros, kad normaliai girdėtume. Tai artimiausiu metu išspręsim šitą problemą. O, kojytė. Pikčiurna. Šitie ešeriukai tai non-stop dabar. O, kojytė dar viena. Reikia bandyti nuo ten pamėtyti. Nuo to tvenkinuko. Dar čia pamėginsim kelias metimukus.
turim. Abėk ešeriukas. Pikti šitai žiauriai. Įdomesnį tokį ženkliuką radau. Tai čia geriau to nedaryti. Jeigu kam kils noras. Kažką turim. Oi, koks piktas ešeriukas. O, kojytė. Na. Viskas, baigiu šitą epizodą. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Jeigu pažiūrėjote iki galo, užsiprenumeruojam, paspaudžiam patinka. Apibendrinant, masaliukas tikrai superinis, ešeriukų begalės. Žinoma, kažkokio rimtesnio egzemplioriaus nepavyko ištraukti, bet smagiai praleistas laikas, manau, galbūt sekančiame epizode bus kažkoks įdomesnis laimikis.